efektyvesnis būdas negu popietinis kavos puodelis. Tikrai neretai būna tokių situacijų, kuomet popiet pastebit, kad sumažėja dėmesingumas, sunku susikaupti, ima miegas, kitaip tariant, energija kažkur išgaruoja ir tai gali būti vienas iš nuolatinės įtampos požymių. Beje, perdegimas irgi taip galima atsekti, jeigu tą pastebite labai dažnai. Bet yra vienas būdas, kuris yra gerokai efektyvesnis negu popietinės kavos puodelis. Nes popietinės kavos puodelis, ar apskritai kavos puodelis, jeigu tai nėra kaip ritualo dalis, kaip pasimėgavimo dalis, o tiesiog jūs išgeriate jį dėl to, kad norisi turėti energijos, tai sukels tik tai tą tokį trumpą energijos pliūpsnį, kur taip kofeinas padidins kortizolio išsiskyrimą, padidins cukraus kiekį kraujyje ir jūs gausite tą tokį momentinį energijos pliūpsnį. Bet ir kitas būdas, kuris yra tikrai gerokai ir saugesnis, ir nemažiau efektyvesnis, o gal net ir dar, sakyčiau, labiau efektyvesnis, tai yra olfaktoterapija ir eteriniai aliejai. Arba olfaktorinis, šiuo atveju olfaktorinis eterinio aliejų naudojimas. Ir vienas konkretus eterinis aliejus, kuris ir moksliškai yra įrodyta, kad padeda padidinti dėmesingumą, kad paskatina receptorius, kurie padeda geriau įsiminti, kuris sužadina smegenų ląstelių atsinaujinimą, netgi irgi yra toks, taip moksliškai yra įrodyta. Būtent hipokampe, ten, kur ir yra laikoma mūsų atmintis, tai kas šiuo atveju paskatinus smegenų veiklą, mums lengviau įsiminti naujus dalykus, mums lengviau susikaupti ir tas darbingumas padidėja būtent dėl to. Tai toks eterinis aliejus yra rozmarinas arba rozmarinus officinalis. Kaip tai galima panaudoti, pavyzdžiui, vietoj kavos puodelių? Jeigu jūs pas save biure ar kažkur, jeigu dirbat iš namų prie darbo stalo ar rankinėje, kur ten bebūtumėt, turėsite rozmarinų eterinį aliejų, rozmarinus officinalis cineolio chemotipo, nes rozmarino yra keli chemotipai. Jums užtenka užsilašinti vieną lašelį į delnus, sušildyti ir keletą kartų įkvėpti. Jeigu nesinori lašinti delnus, galima tą padaryti tiesiog užlašinus ant popierinės servetėlės. Ir tokie keli įkvėpimai sužadins smegenų veiklą, paskatins kraujotaką smegenyse ir taip susigrąžinsit savo dėmesingumą, susigrąžinsit savo darbingumą, nesužadinant kortizolio išsiskyrimo, o tiesiog veikiant per limbinę sistemą. Kitas momentas, jeigu nesinori lašintis, bet pavyzdžiui turit galbūt difuzorių, galima įsilašinti kelis lašelius rozmarinų eterinio aliejaus į difuzorių ir 15-20 minučių tiesiog pagarinti toje darbo vietoje, ten, kur jūs dirbat. Tai irgi padės. Jeigu turit studentų, moksleivių, reikia mokytis prieš egzaminų sesiją, ruošiantis kažkokiam kontroliniam darbui. Lygiai taip pat galima į 10-15 minučių įjungti difuzorių tam, kad suaktyvinti smegenų veiklą. Bet kas yra labai svarbu? Rozmarinų eterinis aliejus, jis šiek tiek tonizuoja. Ir nereikėtų jo naudoti vakarinėmis valandomis prieš pat miegą, tam, kad po to neturėtumėt problemų su užmigimu. Kada dar rozmarinų eterinis aliejus yra nerekomenduojamas? Jis yra visiškai nerekomenduojamas, jeigu sergate epilepsiją, nes jis gali iššaukti priepuolius. Tai su šitu labai reikėtų atsargiai. Ant odos rozmarinų eterinis aliejus griežtai nerekomenduojamas besilaukiančioms ir maitinančioms mamoms. Olfaktoriškai, nepiknaudžiaujant, galima jį naudoti ir besilaukiant, bet geriau jo vengti. Tai toks mažas patarimas, ką galite daryti vietoj popietinės kavos ir turėti tikrai geresnį rezultatą. Tik aišku, visą laiką svarbu priminti, kad aroma olfaktoterapija
taip padeda momentiškai, bet ilgalaikis efektas yra tada, kada jūs įtraukėt eterinio aliejų naudojimą į savo kasdienybę, į savo praktikas, į savo ritualus. Tiesiog taip jūsų nervų sistema išmoksta, gauna signalus ir išmoksta reguliuotis.